Sveiki visi, aš Šalta kava ir DeFi. Šiandien turim vakarą, penktadienio vakarą, dėl to turiu iš tikrųjų šaltą arbatą. Čia yra raudona arbata su tokiu arbūzais ir godžiai uogom, bet visiškai, ta prasme, natural, čia ne sugary shit ir panašiai. Tai arbatą pasirinkęs, nes yra vakaras. Dar dabar padarysiu šitą epizodą, varysiu kažkur į miestą, prasieiti, pasitrinti, pažiūrėti kas gero. Ir noriu sukalt šitą epizodą. Iš tikrųjų dar šalia darau labai fainą video, kuris bus paleistas kitos savaitės pradžioj, susijusi su DeFi'um ir uždarbiu aktyviai menedžinant pozicijas. Tai toksai visai turėtų būti įdomus video. O dabar noriu greitai. Turiu pasiruošęs nemažai tweetų, medžiagos tokios, bet noriu parodyti iš pradžių, kad vėlgi Base'as visai neblogai važiuoja, Base'as ir Solana, du pagrindiniai chainai, per paskutinę savaitę gavo Solana plus 8% TVL ir Base'as turi 3%. Niekada nežiūriu į Troną, nes tenais DeFi'us nelabai aktyviai sukasi, tai pagrindė žiūriu, ta prasme, jeigu jis čia plus 9, tai nereiškia, kad čia kažkas labai jau kapitalas flowina į Troną. Tai pagrindė Arbitrum, Base'as, Solana, aišku, Ethereumas visada buvo, bet tenais yra biški kita prizmė. Bet iš tikrųjų Base'as jis man patinka, nes dabar, jeigu nežinote, Kanuose, Prancūzijoje vyksta konfas didelis, iš tikrųjų labai norėjau nulėkti, bet niekaip nesigavo. Tai biški gaila, nes šiaip nėra man toli, aišku, reikėtų skristi, bet ten biški žiūrinėjau, dėliojau, niekaip nesigavo man dėl to, kad atskrenda draugelis čia, su kurio yra daug darbų pasidaryti, tai toksai nesvarbu. Bet esmė, kad jisai vyksta ir vyksta didelis Ethereum CC konfas dabar Kanuose, ten yra Base'as, yra Aero teamas, parodysiu, yra fotkių keltų ir tikrai daug info geros yra pasidalinama tenai. Tai vienas žmogus mano rate DeFi'aus yra dabar ten, tai jis man viską pareportins, aš galėsiu pareportinti jum po to, jeigu bus įdomu. Bet esmė, kad aiškiai matosi nuo kovo, nuo gegužės vidurio, Base'as on the rise, visai gražiai atrodo ir tikrai ant Base'o ir projektų ir utility'o kuriasi labai nemažai. Ir visam šitam reikalui, kas benefitins labiausiai, be abejo, kad Etheris, nes Base'o native coinas ant visų gas fee ir panašiai yra vis tiek Etheris. Ar Base'as pasileis savo, nežinau, bet šiek tiek pradedu abejot, bet gal. Tai tikrai nenuvertinam Etherio jokiais būdais. Ir iš tikrųjų tikrai kartais Etheris DeFi'ui dabar, ypač paskutiniu metu, pamoka nerealius fee. Tai tikrai smagu. Bet vis tiek, Solana yra top chainas kol kas DeFi'ui farminti fees, ypač jeigu norit greitai prikalt daug procentų, ant DeFi'aus nesivelianti visokius tradinimus ir tas visas nesąmonės, tai Solana top. Tai va, tai šiaip pats DeFi'us bendrai, nieko kažko ypatingo nėra, toksai jisai stovi iš esmės ten, kur buvo, tai pakrenta TVL'as, tai grįžta. Aišku, didžioji dalis žmonių dabar žiūri į Bitcoiną, į visą tą Amerikos big spending bill ir panašiai, tai, tenais tokio didelio kažkokio tai pokyčio bendram TVL'e DeFi'aus tikrai nėra. Tai va, kaip ir sakiau, dabar vyksta Kanuose Ethereum CC konfas, Base'as Golden Happy Hour with Aero, tai visas teamas ir žmonės yra dabar tenais, promenadoj, didžiulis konfas tikrai vyksta, tikrai labai fainai, būtų fainai ir pabūti, bet, nesigauna, ką padarysi, bet tikrai dabar Base'ą stebėkit aktyviai, stebėkit Base'ą, stebėkit Aero, stebėkit projektus, kurie
launchinasi ant Base'o ne kiek iš tokeno perspektyvos, bet ant kiek yra kalbų, ant utiličio ir ant kokio pobūdžio projektai ateidinėja. Tai neturi jie, tai nereiškia, kad jie privalo launchinti kažkokį savo tokeną ar kažką, kad čia iš to uždirbti. Ne, tu uždirbsi dalyvaujant DeFi'us pooluose, kuo daugiau naujų esetų atves Aero, tuo geriau aišku ir panašiai. Tai tų galimybių tikrai bręsta daugybė. Su Base'u, su Aero ir su pačiu Etheriu, be abejo. Toliau, Fusion AMM, naujos kartos Automated Market Maker, Dexas ant Solanos ir tai yra DeFi Tuna teamas. Tie patys žmonės launchina šitą reikalą, jau sakiau anksčiau, pirmas jų poolas bus Tuna tokenas, tas, kurį jie jį ir airdropina dabar ir tikrai aš jame dalyvausiu. Kaip ir minėjau, pasitikrinkit savo walletus, ar esate eligible airdropui, bet jeigu net ir nesat, no problem, dažniausiai po launcho jisai padropina ir tada bus galima jo vėl įsigyti ir manau, kad bus kažkokie buybackai, revenue share'as ir panašiai, tai jis yra tikrai vertas dalykas dėmesio ir šitas Fusion AMM tai yra naujos kartos Dexas ant Solanos, čia dabar garso nėra, tai aš vis dėlto yra, dabar nuimiau, tai toksai labai trumpą jie padarė intro video, ko tikėtis ir pagaliau ateina order bookai, pilnai matomi order bookai ir, ta prasme, instant limit orderiai ir jie kaip žada, kad visa tai bus 10% labiau profitable visiems LP, tokiem kaip aš, jūs, kurie deda pinigus į poolus ir iš to uždirbinėja profitus, tai bus 10% labiau pelninga negu bet kuriam kitam dekse. Tai nežinau, nes man kol kas orkos nieks nepramuša. Ir orkos adaptive fees funkcija irgi negauna tiek populiarumo, bet jinai tokia visai įdomi. Tai per kurią prizmę jie padarys šitą, aš per daug dar nesigilinau, nes man nelabai įdomu techniniai dalykai, man įdomu pamatyti poolą, procentus, kaip tai veikia ir kodėl ir viskas. Tai aš dabar kol kas nelabai gilinausi iš techninės pusės, bet the most advanced liquidity layer on Solana, and this shit includes higher profitability for liquidity providers. Man čia skamba kaip muzika. On-chain limit orders nėra naujovė, bet jeigu tai bus instant ir iš abiejų pusių galės dėti vienu metu, tai bus good shit, bus unique ir easy third party integration, tai greičiausiai padarys kažkokį tai SDK, API, dar kokią nesąmonę techninę, kuri leis ir kitiem projektam, kitiem tokenam čia greitai įeiti. Tai manau, tų poolų pradės leisti daugiau. Toliau, USDC, vėlgi, Base'as, Avalanche ir Etherio testnetai pasileido Circle Gateway, a new developer service that enables a unified USDC balance for instant cross-chain liquidity. Tai vėlgi yra labai įdomus elementas, kur tu savo USDC iš walleto galėsi siuntinėti instant per skirtingus chainus. Tai reiškia, kad tu peršoki be jokių bridžų, be nieko, tai yra tas toksai, pavadinkim, naujos kartos produktas, kurį jie pavadino Circle Gateway, kur tu iš vieno walleto, iš vieno chaino, jisai, jeigu tu, kitaip tariant, laikai USDC per daugybę chainų, o taip kaip ir aš dabar, tarkim, darau, aš tikrai turiu USDC per Solanas, per Avalanche, per Arbitrumą, dėl visa ko, jeigu ką peršokti į Ethereumą greitai ir dėti poolą, jeigu būtų geri procentai ir panašiai, tai viskas sueina į Unified, į tokį vieną bendrą krūvą ir tarp skirtingų chainų tavo USDC vaikščios iš karto, be jokių bridžų ir panašiai, kaip būdavo anksčiau. Dar aišku, tie, kurie DeFi'om nesidomėjote prieš metus, 2, netgi daugiau, tai būdavo iš visko košmaras, nes ta prasme bridžai užtrukdavo netgi dienom. Labai retai, bet būdavo, ta prasme, tokių momentų, kada tu nusibridžini iš vieno chaino į kitą ir lauki valandas ir netgi dieną. Tai matyti šitas inovacijas, instant cross-chain liquidity yra
amazing, ypač kai dalyvauji DeFi aktyviai per daug chainų, daug skirtingų poolų. Toliau, Injectivas iš tikrųjų pradėjo labai stipriai vaidentis, pradėjo visur save rodyti ir dabar jie skaitosi kaip tipo, pradėjo tą tokį PR leisti, kad on-chain Wall Street starts here. Ir iš tikrųjų ant injectiono daug DeFi'aus galimybių nėra, bet jos bręsta. Ta prasme, nėra taip, kad jų iš vis nėra, bet jos tokios, kur, ten tiek vargt, kad įeit per visą tą Atom ecosystem į Injective, ir per Injective bridgintis stablecoinus, ten toks, žinai. Tai tiek procentų jie nemoka, kad būtų verta labai jau stipriai veltis į šitą reikalą, bet jie dabar pradėjo labai didelį PR su tuo visu. Va, čia pasikeitė The Future Starts Here, prisikrovė Binance, Google, Pantera Capital, Deutsche Telekom ir panašiai fotkių kaip savo partnershipų. Tada jie pasileido Injective Testnetas, tai yra, pavadinkim, jų pačių atskiras dalykas, nes jie šiaip yra part of the Cosmos Hub, bet dabar toksai kažkoksai tai Test Drive, the fastest EVM in history. It also makes Injective the only L1 with unified VM layer. Tai toksai, jie čia kažką žodžiu kepa ir jie labai pušina per Ameriką. Be abejo, tai yra Amerikos projektas, Amerikos įmonė, pavadinkim. Ir kadangi Amerika labai pro kripto, pro innovation, stablecoins ir visam tam dalykui, tai Injective dabar tiesiog pabudo. Nesakyčiau, kad jisai, pažiūrim, nesakyčiau, kad jisai pabudo su kaina, nes su kaina tai jisai tikrai nėra pabudęs. Va. Jis čia taip nupydysiu dabar iki 11, bet aš nesiūlau, nieko nesakau, bet Injection aš pasipildysiu ir pasipildžiau ir pasipildysiu. Nes tipo why not? Ne iš tų kažkokių DeFi'aus perspektyvų, bet kaip long term holdas, čia toks nėra padarimas jums, bet yra visai įdomus variantas, jeigu taip jie ir toliau. Ir jeigu pasidarys gražių gerų DeFi galimybių, tai bus tik dar geriau ir muzika mano ausim, nes dabar, aišku, tu gali Injective tokeną steikinti, visai neblogi, apie 16 gal API'us, bet kas iš to, man steikinimas tai yra biški per nuobodu, jau DeFi'aus dideli poolai yra toksai, sakykim, pats tas, tie labai maži poolai biški per aktyvų gal jau, bet tiesiog steikint tokenus palikti kažkur, nežinau, turi atskirą long termo bagą ir jį laikai cold walletuose, aišku, ir viskas, bet su šitais tokiais galima pradėti žaisti, nes jie tokie pradeda. Tokį PR pasisamdė kažkokį bičiuką, matosi, tokį naujos kartos, žinot, kalbėseną pradeda varyti. Wall Street Golden Child is entering crypto, but DeFi cooking for months, bla bla bla. Tada jie čia irgi visur, čia po to kėlė vieną iš Injection projektų, tada jie čia kažkur kėlė, čia kažkokius tai video matot savo, tada yra, čia mačiau pas juos, jų ofise buvo fotkės įkeltos visokios video dabar daro jie, ta prasme, nesmė. Injective Summitas buvo čia New York'e, neklystu. Tai žodžiu, jie kažkokį tokį pušina, tai yra visai geras signalas stebėti projektą, stebėti visą ekosistemą, DeFi'aus galimybės būtent ant Injective. Toliau, šiaip Robinhoodas pridarė kažkokių keistų nesąmonių ir Europoje irgi paleidžia tas vadinamas privatizuotų įmonių tokenai. Tai pavyzdžiui, OpenAI ir SpaceX'as yra dvi privačios kompanijos, jos nėra publicly listed ir tai nėra galimybės jų akcijomis prekiauti. Ir Robinhoodas sugalvojo tokią kažkokią ekosistemą, kurie paleido tokenizuotą privačios kompanijos versiją. Tai pats
OpenAI. OpenAI pasisakė, kad jie nieko bendro su šitų dalykų neturi. Nežinau, kur aš ją mačiau. Jau ne čia. Ar gal pala, gal arba gal Semas pala sakė. Gal Semas sakė, neatsimenu dabar tiksliai. Kuris ten ką pasisakė, bet žodžiu buvo tokie dalykai. Va, kad tipo OpenAI nieko nežino. Ir sako, nedalyvauja ir nėra galimybės investuoti į OpenAI kaip revenue share, į akcijas, į kažką. Tai čia Robinhoodas taip kažką išmastė, jie dabar irgi yra Kanuose, šitam konfe, Ethereum ACC, tai jis dabar vyksta Kanuose, būtent šiom dienom. Ir jie čia tokių privarė dabar naujų postų. Va čia va šitas va dalykas. Jisai čia aiškino šitas CEO, kaip jie čia tą dalyką paleido, prikūrė ir panašiai. Tai labai yra weird. Ir tada pasiannouncino, kad launchina Robinhood chainą, kas bus Ethereum Layer 2. Čia va yra postas. Introducing the Robinhood chain, the first Ethereum Layer 2 for real world assets via Arbitrum. Žodžiu, nesąmonė. Mano akim nesąmonė, kur tiesiog yra daug geresnių tiek chainų, tiek projektų, kurie dirba su real world assets, bet jie čia va šitas va dalykas buvo jiems labai įdomus ir panašiai. Tai va Europos useriams išeina gale vasaros kažkoks naujas perperių futurių tradingas ir dar jie čia visokio šūdo žodžių prilaunchino Robinhoodas. Toliau, šiaip dabar yra visai įdomi statistika su SUI. Jis negeneruoja labai gerų fees, bent jau su USDC poolas. Pas mane range'as yra nemažas, aš nieko nesakau. Apie 30% gal, kažkas tokio. Bet fees jisai generuoja, gaunasi gal apie keli procentai į mėnesį. Iki 5, jei neklystų, reiktų patikrinti. Tai toksai, jis nėra labai in the news, nėra labai hypinis, bet žiūrint į skaičius, į statistiką, į tikrus duomenis ir informaciją, tai per paskutinius metus SUI yra antras greičiausiai augantis L1 dev communities, tai reiškia, kiek naujų developerių ateina ant SUI. Ir nes šiaip SUI naudoja naujos kartos programavimo kalbą, kuri nėra naudojama kitiem chainam, tai iš esmės taip pat kaip Solana buvo anksčiau visi kodino ant Ethereum, ant Solidity, jei neklystų. Tai vadinasi, tada Solana smart kontraktai pasidarė per Rustą ir dauguma perėjo per Rustą ant Solanos ir dabar SUI naudoja kažkokį Move, jei neklystų, Move language ir ta prasme labai daug devų iš tikrųjų perdinėja ant šitos kalbos, nes jinai nauja, patogi, kažkokia greita ir panašiai. Tai vos mažiau turi devų community negu Solana. Pati Solana turi 17,7 ir SUI turi dabar 16,1% iš viso marketo, visų chainų. Tai prasme yra wow. Tada this goes against broader growth trends. Total, jo, čia irgi yra faktas. Paskutiniu metu programerių kiekis visam kripto markete yra sumažėjęs, nes vėlgi tai nėra paprastas darbas ir tai yra labai vos nesezoninis, žinai, kai ten, sakykime, Palangoje ieško padavėjų tik vasarą, tai kripto markete lygiai tas pats. Tu šiandien turi kažkokį darbą, poziciją ir to negali neturėti. Viskas nuo marketo priklauso ir kai marketas nejuda arba kažkokios naujos stiprios inovacijos nevyksta, tam chain'e, toj kalboj, tu ir nereikalingas esi kaip devas. Ir dabar, tarkim, Solana didžiąją dalį developmento yra automatizavus
tokius va mimcoinus, visokius šūdus launchinti yra labai labai paprasta, nereikia jokių techninių žinių, nieko. Tai toksai yra biški žemėjantis trendas į apačią, bendrai paėmus ant kripto developerių. Tų traderių, mimcoin kūrėjų, influencerių, tai aišku, jų tikrai netrūksta čia. Bet tikrų devų, kurie tikrai tvarkingai dirba ir stato, tai yra šiek tiek atrendas į apačią. Ir ant SUI jų daugėja. Tai, ta prasme, SUI chainas tokį turi lūžio tašką, kur bendrai devų trūksta, bet SUI būtent communities permuša visą tą numerį ir iš tikrųjų tik auga. Nes šiaip bendrai paėmus ant didžiojo dalių chainų, ant dev commitų, tai yra mažėjantis trendas. Nežymiai, negreitai, bet vis tiek. O SUI yra priešingai augantis. Tai irgi yra visai pakankamai pozityvų ženklas. Ir pagrinde to dalyko yra dėl kalbos, kurią naudoja SUI, ir dėl aišku turbūt hairinimo galimybių ir granto dydžių. Nes visi tie chainai mažesni biški, jie dažniausiai turi labai gerus savo tuos vadinamus hackathonus, kur gali gauti gerą grantą, šaibų, bildinti toliau. Tai gal dėl to. Apie 20% per paskutinius metus ant visų major EVM layer 1s had negative dev growth in the past year. Tai va, neaugo developerių kiekis ant pagrindinių layer 1s, o SUI vis dar lieka didžiausias, greičiausiai augantis move, o būtent šitos kalbos developerių communities. Tai yra visai geri, visai yra promising dalykai, nes tu žinai, tu gali žiūrėti į naujienas ir ten apie SUI kažkas nerašo, nešneka ten ir panašiai, ir tu galvoji, kas tas SUI, žinai, toks net dauguma yra negirdėję apie šitą chainą, bet kai tu žiūri į statistiką, į skaičius, į developerių komitus, į developerių communities, o ne į mimcoinų communities ir panašiai, tu matai, kad tai yra tik auganti niša. Ir tikrai SUI yra vienas iš tų chainų, kurį labai reikia žiūrėti, ypač jeigu šitas visas runas toliau tęsis į kažkokį tai didesnį dalyką, negu yra dabar. Nes dabar tai čia tikrai nepavadinkim jokių runų. Šiaip aš asmeniškai manau, kad visa tai bus stipriai numušta ir stipriai sureguliuota at the end of the day. Bet visi šitie dalykai tikrai egzistuos, bildinsis ir tos galimybės, tokenizacijos ir panašiai bus labai labai įdomios. Čia tokį pasibukmarkinau postą tiesiog dėl įdomumo dėlės, kad žmonės, kurie yra kripto markete, iš tikrųjų yra didžioji dalis yra tokie bullshiteriai, žinai, tokie skemeriai. Kai sako, va, tarkim, tu pasisamdai kripto veteraną, kuris visi, žinai, tik tokia, ten, žinai, net ir Lietuvoje iš tikrųjų teko matyti, aš nežiūriu visai, bet tiesiog būna, kad išmeta kažkokius žmonės, tipo Lietuvoje su kripto, kas ten dirba, ten tokia ten labai maivosi dar kažką ir ta prasme jie pasakoja tokias nesąmonės, žinai, kur tipo aš čia daug metų markete ir ten maks ką žino, tai žinai, kad nusipirk ledgerį, net nežino, kad ledgeris nėra saugus metodas jau šiai dienai. Tada, tipo, žinai, nusipirk ledgerį, ten baibite gali patreidinti kažką, bet, ta prasme, va, būtent, kaip ir čia sako, va, žmogus 3 metai in the industry, niekada nepalietęs DEXo, niekada nepalietęs decentralized exchanges, finance, nežino, kas tai yra, nežino tokių elementarių dalykų, kurie, jeigu tu kripto markete sėdi, tai tu tikrai turėtum tą dalyką bent būti palietęs. Ir didžioji dalis nieko panašaus nėra padarę ir tiesiog, ta prasme, kripto kaip marketas, jisai neevolvina niekur, ta prasme, jisai kaip buvo tokia nesąmonė ir yra tokia nesąmonė, bet jinai pasidalino. Ir yra vienoje vietoje, o kaip ir čia dabar visai gerai parašyta, aš nėra, kad visiškai sutinku, bet visai tokia viena pusė, kuri eina į governments, į banking systems, į legal shit, custody, compliance, capital ir panašiai, toks, kitaip tariant, Wall Streetas
2.0, žinai, greitesnis, pigesnis, įdomesnis, Wall Streetas, viskas tokenizuota, juda, čia DeFi'us ir panašiai. Ir kita pusė tokia keistuoliai, žinai, kur visokie airdropai, žaidimai, Bybito kodukai, Mexi, žinai, linkai gauti kažkokį nors ten bonusą, žinai, ir panašiai, visokie skemai, ten tie elveksai, hueksai, visokios tokios nesąmonės ir kiti va toj pusėje sėdi kripto ir sako, aš sėdžiu kripto, pardavinėju visokius CESO skinus su kripto ir jie galvoja, kad tai yra kripto, žinai, nu, ta prasme, ir va toks yra pasiskirstimas, tai va labai geras postas, va būtent apie tai, kad tai yra ne evoliucija, bet tai yra tiesiog išsiskirimas. Vieni į vieną pusę ir sako, aš kripto markete nuo senai, kiti kitoj pusė ir sako, aš nuo senai. Ir dabar teisių nėra, žinai. Tiesiog gali paklausti pa žmogų 5 klausimus ir tu žinosi, ar jisai markete senai ar ne, ir ar jisai giliai markete, nes tu gali būti kripto markete nuo 2012 metų. Bet jeigu tu, žinai, galvoji, kad bitkoinas buvo pats pirmas sukurtas ir čia prasidėjo kripto bumas ir nežinai, kas vyko 2004, 2005, tai reiškia, tu negiliai tam kripto, žinai, ta prasme, nesi įsigilinęs į situacijas, į viską, kame esmė ir panašiai. Tai toksai yra 5 klausimai, gal net su 4 apsistuktum ir tu žinai, ar tas žmogus iš tikrųjų čia va toksai va Bybito futurių traderis ir ambasadorius, ar jisai kažkur giliai yra įlindęs ir iš tikrųjų supranta, ką sako. Tai labai geras postas, iš tikrųjų netgi čia daug yra tokių dalykų, bet aš paskrolinsiu, jūs galit padaryti pauzę ir tiesiog pasiskaityti. Va čia va geras, va kad čia va jie pasisamdė nesenai žmogų, kuris praleido 3 metus at a major OTC desk, over the counter sales, ir jie niekada net nenaudoja Fantomo walleto ar net nežino, kas yra Zora. Ta prasme, ir jie sako, kad, ta prasme, deep in crypto, va čia va yra toksai, yra problema, ta prasme, nes tai nėra deep in crypto. Gerai, toliau. Aha, mano mėgstamas bredas, iš tikrųjų, XRP kompanija, ta prasme, Ripple'as, kaip ir buvo, nu, aš aišku apie tai nesakiau nieko viešai, bet aš puikiai žinojau šitą ir netgi beveik tikslę datą, nepilnai, bet beveik tikslę datą, kad Ripple appliance National Banking License. Bitcoino maksimalistai sakė, čia nesąmonė, neįmanoma, čia skemas, taigi čia yra didžiausias tipo bullshitas ir panašiai, bet, nu, tai kaip ir sakiau, kripto yra pasiskirstę į 2 pusės ir vieni vienoje pusėje, kiti kitoje pusėje ir jie tarp tų pusių nemato, nesutarė, jie yra didelė siena ir neina jos prakalt. Tiesiog tu nepakeisi žmogaus nuomonės ir nereikia jos keisti. Svarbiausia, kad viena pusė nebušavotų ant kitos pusės ir nebandytų įrodyti kažkokios teisybės. Gali būti labai draugiškai, žinai, su ta siena ir viskas. Tai jo, ta prasme, Ripple kaip kompanija aplaina į National US Banking License, jie taipogi yra nusipirkę Standard Custody įmonę, tai yra pati kaip kompanija Ripple acquirino Standard Custody ir also aplaino for a Fed Master Account, tai viskas yra gerai, pagal planą, netgi iš tikrųjų biški vėluoja visas finansinis resetas, biški vėluoja, bet ne per daugiausiai. Tai viskas eina pagal planą, pagal tvarkingai ir viskas labai gražiai dėliojasi. Toliau, Amerikoje, American US House Committee on Financial Services paannouncino vakar, kad Liepos 14 prasidės Crypto Week. Ne? Tai yra čia bla bla bla, ką jie darys, taip toliau, čia neįdomu, aš tiesiog nuėjau į šitą reikalą ir pasiprašiau, kad man padarytų tokį summary, kad jūs matytumėt. Tai va, tipo, these legislative efforts seek to create a clear regulations framework for digital assets, bla bla bla, taip toliau ir panašiai, permanently block the creation of a central bank digital currency to safeguard financial privacy,
valio, tiesiog neapsigaukite ant šito ir pasiskaitykite tarp eilučių, kodėl būtent CBDC žodis yra vengiamas ir kas yra Amerikos Central Bank, kaip tai veikia, Fedas, privati įmonė, stablecoinai, super gražiai dėliojasi. Tada lygiai taip pat ISO 20022 protokolas įsigalioja Amerikoje būtent Liepos 14 dieną ir pereina Amerikos FedNow ir FedWire ant ISO 20022. Kas tai yra, kodėl tai svarbu, pasižiūrėkit patys, tikrai jau sakiau ne kartą. Ir link ko pasaulis eina, ypač Amerika. Ir va būtent šitas elementas, vien tik šitas elementas ISO 20022 jau gražiai tarp eilučių kalba apie amerikietišką CBDC variantą, tiesiog netiesioginė kalba. Tada dar vienas dalykas, turbūt paskutinis jo, tai yra, kad šiaip BlackRock'o Bitcoin'o ETF'as veža daugiau revenue negu jų S&P 500 fondas. Ir visos kompanijos šoka į tą Bitcoin'o traukinį, acquirina Bitcoiną ir panašiai. Ir manau, kad tai yra tik pradžia. Bet aš ne už Bitcoiną, kaip puikiai žinot, kaip kažkokį tai gerą išgelbėtoją finansų sistemos, nieko panašaus, bet aš už tai, kad matau, kad paprasčiausiai dėl ko įmonės, didžiausios pasaulio kompanijos, didžiausi pasaulio vardai, sakykime, šoka į šitą visą reikalą, yra dėl piniginio nuvertėjimo. Doleris per paskutinius 6 mėnesius prarado, bijau sumeluoti, ar 11 ar 20% dar savo vertės. The Big Spending Bill bus pasirašytas netgi šiandien, jei neklystu, Amerikoje. Tai viskas darosi aišku. Ir tas Spending Bill, ką jisai leidžia, vėlgi didinti skolą, daryti printingą. Trumpas nori žemų palūkanų, jis nori, kitaip tariant, numarinti dolerį ir iš kitos pusės sukurti įvaizdį, kad tas doleris yra stiprus ir panašiai. Čia toks ne apie tai video. Bet būtent dėl to tu šoki į Bitcoiną kaip antiinfliacinį, pavadinkim, produktą, kuris nėra naudojamas finansų sistemoje, bet tai yra kaip finansinis instrumentas. O nauja sistema, jinai grįžta prie aukso, grįžta prie sidabro. Šitas assetų basketas rištas prie vienų iš digital assetų ir digital assetai veikia kaip tiltas, kad galėtum vedžioti skirtingų šalių skaitmeninius pinigus. Pasakysiu tik tiek. Tai va, toks būtų epizodas. Įdomus labai laikai, labai daug ką pakaverinti į ateitį yra, DeFi'us evoliucionuoja. Šiaip į šitą epizodą neįdėjau, bet manau matėt mano aną video, kur sakiau, kad ant Solanos pasileido akcijos. Tai yra pirmas žingsnis, aišku, ten yra fees, tenais nėra gilaus likvidumo į tas akcijas eiti vis dar, bet tai yra pirmas žingsnis link tokios DeFi'aus sekančios kartos evoliucijos. Ir tuoj tu galėsi pasisvopinti savo stablecoinus į tokius įdomius elementus, kad wow, studentų skolos, nekilnojamas turtas ir panašiai bus tik tai, bus vienas iš optionų visam pasaulyje, kitaip tariant, level playing field. Tai bus labai įdomu ir tikrai važiuojam į gerą kryptį ir dabar tai va, DeFi'us auga, viskas auga ir kanalas auga, labai patinka, ačiū absoliučiai kiekvienam, kas ten paspaudžia ar subscribe, ar like, kažką paspaudžia, labai fainai, vis matyti, kad vis po +1, +2, +3 žmonės ateina, tai tikiuosi yra visai įdomus turinys, jisai tik tai gerės, tobulės, aš po truputėlį įsivažiuoju į šitą ritmą, tai bus ir gal geresnė kokybė.
kažkokių žmonių, gal pasikalbinsiu užsieniečių savo draugų rate, kad ateitų, pasidalintų savo istorijom, dar kažką, nu, žodžiu, matysim, bet visai važiuojasi gerą kryptim. Tai va, viskas būtų šitam. Ačiū, kad žiūrėjot, gero jums savaitgalio, produktyvaus, įdomaus, darbingo, nereikia miegoti, reikia dirbti, tik tais reikia savo dirbti, ne kitiems. Tai va, gero savaitgalio ir pasimatysime iš kitose video.